Nedarykite meilę, sau prioritetus stenkitės patys padovanoti. Sau tai, ko jums trūksta, rūpestį, supratimą, įvertinimą, pagarbą. Tai nereiškia, kad panašių dalykų nesulauksite iš kitų. Ir tai iš tikrųjų yra vienintelis būdas jų iš kitų sulaukti. Negalite raktų nuo savo pilnatvės ir geros būsenos palikti kito. Net ir mylimiausio žmogaus kišenėje jūsų laimė, jūsų pačių darbas. Rimtai klystam nemanydami, kad jei jūs sutikome savo žmogų, tai nebebus nesutarimų, ginčių, nusivylimų, nuosmukių. Tikrieji sielos bičiuliai neišvengiamai meta mums iššūkius, iškelia į paviršių dalykus, kurių nenorime apie save žinoti. Provokuoja mus ir jei esame nusiteikę sužinoti apie save daugiau, suteikia mums vertingiausias gyvenimo pamokas, galimybę augti ir keistis. Mes neišmokstam iš tikrųjų mylėti, kai viskas klostosi puikiai. Meilė gimsta tuomet, kai beviltiškai nesuprantame vienas kitą, bet po didelių pastangų įstengime surasti bendrų taškų. Kai užsidarę virtuvėje verkime, o paskui nerasdami savo vietos skubame atsiprašyti ir pasakyti nepyk, aš labai tave myliu. Prie meilės artėjai ne tada, kai randi sau tobulą žmogų, o tada, kai kasdien mokaisi mylėti tą, kuri šalia, su visais jo netobulumais. Jūsų santykiai su savimi duoda toną visiems kitiems. Jūsų santykiam todėl mokykitės, mokykitės, mokykitės mylėti save. Meilė sau nėra meilė priešaus žvėrės, kuriam atrodo, kad viskas aplinkui skirta jam, kuris kiekvieną žmogų regi kaip galima grobį. Visas aplinkybės vertina tik savo paties, savo naudos pasitenkinimo atžvilgiu, kai kam nors myli. Linki jam gerą mylime žmonės, linkime pačių aukščiausių, pačių šviesiausių, džiaugsmingiausių dalykų. Nelinkime jiems miego, priblėsusio džiaugsmo. Linkime taip pat, kad jiems tektų didesnis džiaugsmas, kad lydėtų gyvenimo pilnatvei. Tokiu atžvilgiu reikia mokėti mylėti ir save, teigia Grigorijus Skovoroda. Savin labai dažnai savo laimės tapome, vienintelę santykį kortas įsivaizduojame, kad jei tik turėtume savo žmogų, nieko daugiau ir nebetrūktų, išsispręstų visos problemos. Amžiams rinktų mus kankinusi vienatvė, harmonija, šilti meilė ir pagarba grįsti santykiai. Iš tikrųjų suteikia daug džiaugsmo, įvairių spalvų ir prasmių gyvenimui. Tačiau mes visada linkę pernelyg sureikšminti tai, ko neturime, o kuomet sutinkame žmogus, su kuriuo pradedame kurti bendrą gyvenimą, labai greitai suvokiame. Turime savistabus dovaną. Koks buvau, tai ir atsinešiau į savo santykius, koks aš tokie ir jie mane į santykiai. Į visą gyvenimą labai bijojau likti vienišą, tai nuo šiolė pakeitė baimę prarasti mylimą, jį anksčiau nežinojau, ką daryti su savo laiku. Jausiuos atstumtas kas kartą, kai partnerė norės skirti laiko savo mėgiamai veiklai ir pomėgiams. Išsvajotos ramybės taip nebuvo, taip ir nėra, o ką jau kalbėti. Kai išorė animalistai menka savivertė, noras būti visada teisėm ar seni skauduliai, išvada ta pati. Pradėkime nuo savęs, susidraugauk su savimi.